Labas, čia Gediminas Grinevičius, verslo treneris, kaip laikaisi. Ir šiandien noriu su tavimi pakalbėti apie labai svarbę dalį tinklinio marketingo versle, labai svarbią strategiją, kurios daug žmonių iš viso net nežino ir net tie, kurie žino, nelabai moka panaudoti ir dėl to, praranda rezultatus, kuriuos galėtų gauti, jeigu šitą strategiją žinotų, kaip panaudoti. Taigi, jeigu žiūri šio video įrašą, padaryk man pasagą, parašyk grotelės įrašas į komentarus. Jei esi naujas arba nauja, jeigu pirmą kartą žiūri vieną iš mano video, būčiau labai dėkingas, jeigu parašytum naujas arba naujai į komentarus. Ir žinoma, jeigu gausi šio video naudos arba manai kažkam kitam šis video galėtų būti naudingas, būčiau nepaprastai dėkingas, jeigu pasidalintum šio video ir parašytum į komentarus pasidalinau. Arba gali tiesiog užtaginti, pažymėti savo draugus, komandos narius komentaruose žemiau, kad jie taip pat pamatytų šį video. Na ir šio video tema yra daugelis nesupranta edifikavimo vertės versle. Ir kas tas edifikavimas? Taip, tai čia nuo angliško žodžio edify. Taip, tai turbūt arčiausias lietuviškas vertimas būtų išaukštinimas. Taip, reiškia kažką edifikuoti, tai reiškia kažką išaukštinti. Gediminai, tai koks čia išaukštinimas versle, ką mes čia turėtume išaukštinti? Taip, dažniausiai edifikavimas arba tas išaukštinimas naudojamas būtent tam vadinamam edifikavimo trikampyje. Taip, ką tai reiškia? Įsivaizduok, kad, pavyzdžiui, tu turi lyderį, kuris arba kuri yra daug pasiekę, jau daug uždirbę, turi daug patirties versle. Ir tu randi naują potencialų verslo partnerį, kurį norėtum pakviesti į komandą. Taip, galbūt tai tavo šeimos narys, draugas, pažįstamas bendradarbis, o galbūt visiškai svetimas žmogus, kurį tu radai. Taip, ir edifikavimo trikampis tada yra esi tu, tavo lyderis ir tas naujas potencialus verslo partneris. Taip, ir sakykime šiam atveju, kad tas naujas potencialus verslo partneris yra kažkoks tavo pažįstamas žmogus, kuris jau tave pažįsta ir tavimi pasitikė. Taip, tai reiškia, edifikavimo trikampis yra koks? Tavo pažįstamas žmogus tavimi pasitikė, bet tavęs negerbė. Neturiu minėti, kad tavęs negerbė kaip žmogaus, bet tavęs negerbė kaip verslininko. Nes tas žmogus žino, kad tu galbūt pradėjai tą verslą prieš porą dienų, taip, ir kad tu nesi kažkoks čia verslo ekspertas ar panašiai. Tavo tas potencialus verslo partneris nepažįsta tavo lyderio, bet gerbs tavo lyderį dėl to, kad tavo lyderis jau turi rezultatą, pasiekimus ir panašiai. Taip, o būtent tarp tavęs ir tavo lyderio yra edifikacija. Taip, edifikavimas. Ką tai reiškia? Išaukštinimas. Tavo darbas yra išaukštinti savo lyderį ir jį arba ją brangiai parduoti potencialiam verslo partneriui. Vat būtent šitos dalies daugelis tinklinio marketingo atstovų nelabai supranta, o sėkmingi lyderiai labai gerai supranta ir tuo naudojasi pastoviai. Taip, reiškia, kaip tavo potencialus komandos narys ar potencialus klientas arba jau užsiregistravęs komandos narys, kaip tas žmogus žiūrėsi tavo lyderį, pagrindė priklausys nuo tavęs. Jeigu tu tiesiog įsivaizduok, aš užregistruoju tave į komandą ir sakau, o taip, mes turim ten tokią lyderę, kuri daro mokymus ir taip toliau. Ok, vienas būdas, taip. Kitas variantas, aš tave užregistruoju į komandą ir sakau, wow, bet tu neįsivaizduoji, kokią nerealią lyderę mes turim. Jinai turi labai daug patirties, uždirbusi labai daug pinigų versle, pastačiusi komandą 10 000 žmonių, reiškia, tiesiog nereali lyderė, nereali moteris, nereali verslininkė, nekantrauju tave su ją supažindinti. Kaip manai, kuriuo pirmu ar antru variantu tu labiau norėtum susipažinti su lyderė? Turbūt, kad antruoju variantu, taip? Nes dabar aš tau, atsiprašau, brangiai pardaviau tą lyderę, taip? Reiškia, aš išaukštinau tą lyderį. Man nereikia meluoti apie tą lyderį ar panašiai, kad jį išaukštinti, bet man tiesiog reikia brangiai parduoti. Reiškia, parodyti, koks tai yra nuostabus žmogus, kokia vertė to žmogaus ir panašiai. Taip? Nes tas potencialus komandos narys ar tas naujokas, jis arba jį nežino nieko apie tą žmogų. Taip? Dėl to jie automatiškai nežiūrėsi tą žmogų su pagarba, ten su kažkokiu vertinimu ar panašiai. Bet jeigu tu brangiai parduosi tą žmogų, žinoma, tada jie įvertins. Taip, aš atsimenu, turėjome su viena lyderė susitikimą su naujoku versle ir tas žmogus vėlavo 2 valandas. Ir mes su ta lyderė paskaičiavom, kiek kainuoja jos laikas ir jos laikas kainuoja ten apie 400 ar 500 eurų per valandą. Ir sakau,
Jeigu tas žmogus būtų žinojęs, kad jūsų laikas yra vertas 500 eurų per valandą, ar manai jisai būtų 2 valandas vėlavęs? Žinoma, ne. Bet žmogus, kuris pakvietė tą žmogų, nepadarė edifikavimo, nepardavė brangiai tos lyderės, taip? Ir dėl to tas žmogus tada, kaip sakant, buvo labai atsipalaidavęs ir net neskubėjo į tą susitikimą, taip? Reiškis, edifikavimas yra labai svarbus dalykas, kuris gali tau padėti versle. Nes galbūt sakysi, o, Gediminai, nu tai čia dabar aš turiu čia, kodėl aš čia turėčiau savo tą lyderį kelti, kodėl aš čia turėčiau jį taip brangiai parduoti ir panašiai, ta prasme, kad čia, ką aš čia dabar kažkoks tai esu pakalikas to lyderio ir panašiai. Tavo lyderiui nereikia tos edifikacijos. Tavo lyderiui nereikia, kad tu jį ten aukštintum ar panašiai. Tau reikia to, dėl to, kad tai padės tavo versle. Kiek iš jūsų turite komandos narių arba potencialių komandos narių, sakykime, pirmiausia apie esamos komandos narius pakalbėkim. Kiek iš jūsų turite komandos narių, kurie, pavyzdžiui, neteina, nesudalyvauja renginiuose, kurie galbūt yra neaktyvūs ir labai nedaug veiksmų daro, kurie galbūt nėra labai motyvuoti ar panašiai. Taip? O tu norėtum, kad jie eitų į renginius, kad jie būtų motyvuoti, kad jie būtų aktyvesni. Tavo lyderis galėtų padėti tau tai padaryti. Taip, jeigu tu padarytum 3 krypčių skambutį 3, taip, tavo lyderis ir tas komandos narys, kuris galbūt nėra labai motyvuotas ar nesilanko renginiuose, tavo lyderis galėtų tą žmogų sumotyvuoti, patarti ir panašiai. Bet tavo komandos narys neklausys ir tavo lyderio, nebent tu brangiai parduosi savo lyderį. Taip? Reiškia, tavo darbas yra atvesti tą žmogų į susitikimą, kad ir virtualiai, taip, su savo lyderiu, bet prieš tą skambutį brangiai jį parduoti, taip, kad tas žmogus, wow, lauktų su nekantrumu to susitikimo su tavo top lyderiu, taip, kai sako, įsižiojęs burną klausytų, ką tavo lyderis šneka, taip, nes tu taip brangiai pardavai savo lyderį, taip, tai tu gali sukontaktuoti savo komandos narį ir sakyti, žiūrėk, aš noriu tave supažindinti su savo lyderiu, taip, kuris yra labai labai daug pasiekęs, uždirbęs labai didelius pinigus iš šio verslo, pastatęs didžiulę komandą, keliauja po pasaulį, žodžiu, turi svajonių gyvenimą ir panašiai. Ir tas lyderis yra labai labai užimtas, bet aš iškaulinau 15 minučių to lyderio laiko tau, kad tas lyderis duotų tau patarimus, kaip tu gali irgi pasiekti va tokius rezultatus. Ar tu galėtum rytoj būtent surasti 15 minučių, kad susiskambintume su to lyderiu, jisai būtent tą. Tai ką aš dabar padariau? Aš tau brangiai pardaviau savo lyderį. Taip, dabar tu, wow, laukiu, wow, aš nekantrauju susipažinti su šitų turtingų, protingų, išmintingų, sėkmingų žmogumi, wow, ir aš galbūt kažką iš to išmoksiu ir panašiai. Taip, bet jeigu aš tau pasakau, o ar norėtum su mano lyderiu susiskambinti? Ne, neypatingai. Ok. Ir toliau tu esi nemotyvuotas, toliau tu nenori daryti veiksmų ar panašiai. Taip, tas pats su potencialiais komandos nariais. Taip, galbūt tu turi žmonių, kurie tu žinai, kad galėtų labai daug pasiekti versle, taip, bet galbūt tavo svorio trūksta tam žmogui. Tu esi per mažo kalibro žmogus, kad tą žmogų pasirašytum į komandą, kai sako generolai nepasiduoda kareiviams. Taip, jeigu tas žmogus yra gerokai už tave sėkmingesnis, galbūt kartais jisai tiesiog nežiūri į tave kaip į autoritetą ir dėl to galbūt neprisijungs prie tavo komandos. Bet vėlgi, tam žmogui brangiai pardavusi savo lyderę arba lyderį, tu galėtum pakviesti į pokalbį ir tada tavo lyderis gali tam žmogui parduoti tavo verslo galimybę ir padėti tą žmogų pasirašyti į komandą. Taip, nes tavo lyderis vėlgi turi galbūt didesnį svorį šiek tiek, bet viskas priklausys nuo to, kaip tu parduosi tą lyderį savo potencialiam klientui ar savo potencialiam komandos nariui ar savo esamam komandos nariui. Taip, dėl to ir sakau, kad daugelis to neišnaudoja. Jie šiek tiek padirbę tinklinio marketingo versle, žmonės dažnai, kaip sakant, pasikrauna jau to pasitikėjimo savimi ir aš čia galiu viską pati, aš čia galiu viską pats. Ok, pažiūrime tavo rezultatus. Jeigu pas tave visi komandos nariai išmirė, pas tave niekas nieko nedaro, tai galbūt reikia pažiūrėti realybę į akis ir kritiškai vertinti, kad galbūt dar vis dėlto tu negali visko pati arba pats. Galbūt tu jau sugebi pati rasti komandos narį, galbūt tu sugebi pats pasirašyti tą komandos narį į komandą, bet dar galbūt šiek tiek tau pritrūksta, kaip sakant, energijos, motivacijos, žinių ar panašiai, tą žmogų išjudinti. Taip? Tai va pasinaudok savo lyderio pagalbą. Taip? Lyderis retai kada atsisakys padėti tau, jeigu tu turi potencialų komandos narį ar nori kažką judinti versle, daryti daugiau ir panašiai. Taip? Bet tu turi išmokti brangiai parduoti tą lyderį. Nes aš esu turėjęs tokių skambučių, kur mane pakviečia kaip lyderį, susijungiame tą skambutį ir aš tam žmogui sakau, na tai ką tau čia papasako, nieko man nepapasakojo.
tai reiškia, čia ne to žmogaus kaltė, o kaltė jį pakvietusio asmens. Taip, reiškia, tas komandos narys visiškai nieko nepaaiškino, visiškai neiškėlė tų lūkesčių, nepardavė manęs brangiai, taip, ir tokiu būdu atėjęs į tą pokalbį, tada aš neturiu jokio svorio, taip, tada tas žmogus net nenori manęs klausyti, jisai nervuojasi, kam iš vis jį čia pakvietė ir taip toliau, taip, tai reiškia, tu turi padaryti savo namų darbus ir būtent padaryti tą gerą išaukštinimą, kai pakvieti žmogų į pokalbį su savo lyderiu. Tada tas žmogus labiau klausys tavo lyderio, tavo lyderis geriau jausis ir galės daugiau padėti tau ir tokiu būdu tu gausi geresnį rezultatą. Tai yra būtent edifikavimas, tai yra labai svarbus dalykas, sėkmingi lyderiai labai puikiai naudojasi šitų dalykų, net ir labai daug pasiekę lyderiai vis tiek sugeba brangiai parduoti savo aukštesnį lyderį, kad būtent pasinaudotų šitų procesu, nes jisai yra labai, labai veiksmingas. Tai va, tikiuosi, kad buvo naudinga, jeigu buvo naudinga, būčiau nepaprastai dėkingas už pasidalinimą. Ir taip pat liko vos kelios dienos, jau sekmadienį registracija užsidaro į 2024 metų beprotybės stovyklą ir sekanti beprotybės stovykla bus tik tai 2025 metais. Tad jeigu nori gauti geresnius rezultatus versle, jeigu nori ateinančius 3 mėnesius padaryti daug veiksmo, gauti daug idėjų, strategijų, galimybės laimėti prizus, daryti iššūkius ir panašiai, tada dabar jau kviečiu tave jungtis į beprotybės stovyklą, paspausk nuorodą šio video aprašyme, ten rasi visą informaciją ir pasimatysime jau beprotybės stovyklos viduje. Ačiū, kad žiūrėjai, geros dienos ir iki greito. Čiau, viso.